Gerą dieną, jaunimas! Tikiuosi laikotės gerai ir kripto portfeliuose matot žalią spalvą. Šiandien apžiūrėsim potencialių stambiųjų Bitcoin pirkėjų planus, kokios prognozės skraido po Twitterį ir panagrinėsim patį seniausią matytą grafiką. Tai 3-4, važiuojam! Top 10 ramybės būsena. Tik vienintelis Dogecoinas per 7 dienas parodė plus 13%. Bitcoin atrodo, kad po truputuką mažai žingsneliais lipo laiptukais aukštyn ir reikia tikėtis, kad nebeįlips į liftą, kuris greit nuleidžia žemyn. Jungiamės naujienas ir pirmoji būtų, kad pagaliau atsinaujino kriptomenulis.lt puslapis, kurį būna, kad per mėnesį aplanko ir 6000 kripto entuziastų. Ir net ChatGPT rekomenduoja ieškantiems informacijos apie kriptovaliutas lietuvių kalba. Tai karts nuo karto kviečiu užsukti, paskaitinėti karščiausių naujienų. Na, pradėkim. Bankų bankas Standard Chartered daro bandymus norėdami daugiau uždirbti ir Teslos akcijas keičia į Bitcoin, nes pasirodo, kad su Bitcoin yra didesnė grąža ir mažesnis volatility. Va toks pareiškimas. Jungiamės į Twitterį. Garsiai nuskambėjusi naujiena, kad GameStop ruošiasi užsipirkti bitkoinų į savo rezervą. Šiuo metu jie turi apie $4,5 milijardo grinųjų ir paskaičiavus čia jiems išeitų apie 50 000 monetų. Bet GameStop pritrauks $1,3 milijardo išleisdami konvertuojamasias obligacijas, kad finansuotų bitcoin pirkimus. Nepaisant to, kad GameStop turi daug grinųjų pinigų, kol kas jie nori pirkti BTC tik už kitų žmonių pinigus. Toliau. Šiuo metu net 26 iš 50 JAV valstijų jau pristatė įstatymų projektus dėl Bitcoin rezervo. Kai kurios net siūlo skirti iki 10% valstybinių fondų tokiai investicijai. Tai ne šiaip savo spekulacija ar madingas eksperimentas, o realus ženklas, kad Bitcoin pripažįstamas kaip strateginis turtas. Net Rusijos valstybės patarėjas ragina neparduoti, o kaupti konfiskuotus Bitcoin. O Pakistano centrinis bankas svarsto galimybę naudoti perteklinę elektros energiją Bitcoin kasimui. Vietoj to, kad neišnaudota energija eitų vėjais, ji gali būti konvertuojama į sunkiai konfiskuojamą turtą Bitcoin. Praeito laideliai Batka iš mūsų rytinės pusės irgi kalbėjo apie kasybos pradžią. Atrodo, kad didžiosios lenktynės tarp šalių jau įsibėgėja. Šią savaitę skraidė postai su antraštėm, kad Tarptautinis valiutos fondas pripažino Bitcoiną skaitmeniniu auksu. Keista pagalvojau, nes juk nesenai dar kniso proto Salvadorui dėl kasdieninių Bitcoin pirkimų duodami naują paskolą. Teko pasikapstyti giliau ir radau vyruką, kuris pavartė tos TVF popierius ir kuris rašo, kad realybė yra kiek kitokia. TVF savo ataskaitoje paminėjo naujus skaitmeninius aktyvus, sukurtus kaip mokėjimo priemonė arba vertės saugyklą. Ir čia yra didelis pritempinėjimas prie to, kad jie pavadino Bitcoiną skaitmeniniu auksu. Raktinis žodis yra design to be. Anyway, tai yra pozityvus ženklas, kad Tarptautinis valiutos fondas atkreipė dėmesį į Bitcoin savo ataskaitose. Laikas grafikams. Pradedam nuo Džiurieno pabraižymų, kuris jau 30 metų dirba Fidelity. Čia punktyrai sužymėta interneto ir mobiliakų adoption kreivės, taip pat ir Bitcoin pažymėtas geltonai. Savo poste jis rašo, kad Bitcoin juda pagal S kreivės paklausos modelius ir savo tinklo galios dėsnio kreivę. Viskas kaip ir tikėtasi. Bet yra įdomus niuansas. Bitcoinų adresų ir piniginių skaičius per pastaruosius metus beveik neaugo. O tai yra todėl, kad stambus pirkėjai, tokie kaip ETF-ai ir MicroStrategy, nereikalauja tūkstančių adresų, jiems užtenka vos kelių didelių piniginių. Mažesnis adresų augimas nereiškia, kad mažėja adaptacija. Tai tiesiog institucinių investuotojų era, kuri tikėkime sukels supply šoką. Toliau M2 pinigų pasiūlos ir Bitcoin kainos grafikas. Kaip ir buvo braižoma, kad kovo 25 dieną BTC turėtų pradėti sekti M2. Su vėlavimu, bet anksčiau ar vėliau Bitcoin kaina pasyvėja į priekį pabėgusi M2 grafiką. Klausiau paskutiniu metu kelis podcastus, kur ekonomistai prognozuoja, kad netolimoje ateityje bus įjungiamas dolerių printeris ir taip pat jie kalbėjo apie geras dienas Bitcoin turėtojams. Kitas grafikėlis – mano mėgstama Twitterio paskyra, kuri braižo tik raketinius BTC grafikus.
paserviruoja šį kartą tokį su korekcijom bull markete ir sako, atzoominkit grafiką ir nekreipkit dėmesio į triukšmą. Ši korekcija, kaip ir visos kitos buvusios anksčiau, pasibaigs. Ir nesvarbu kada, po 3 dienų, po 3 savaičių ar po 3 metų. Vis tiek skrisim. Sekantis grafikas jau savaitę senumo, kai Bitcoin kainavo beveik $83,000. Posto autorius priformavo trikampių ant mėnesinių žvakių. Susidariusią situaciją jis lygina su praeitu ciklu, kai kaina ilgai daužėsi į viršutinę trikampio liniją, bet pramušus šiek tiek atsitraukė ir vėliau jau kilom 6 mėnesius iš eilės. Šį kartą irgi panašiai. Pernai kovo mėnesį, kai pralaužėm senąjį all-time high ir galvojam, kad 100 000 bus ant dienų, BTC atsitraukė ir nuobodžiai 8 mėnesius judėjo sideways. Vėliau po rinkimų vyko didysis kilimas ir dabar ta viršutinė trikampio linija veikia kaip palaikymas. Autorius dar rašo, kad šį kovą kripto erdvėj jau girdisi kalbos, kad tikriausiai būsim praleidę ciklo viršūnę investicijų parsidavimui. Bet tikisi, kad šis nubrėžtas palaikymas atlaikys ir pamatysim ne vakarėlio pabaigą, o pačią pradžią. Toliau burbuliukų grafikas iš Plan B. Jis rašo, kad kol kas nebuvo tikros bulių rinkos, nes pagal jo tuos kibernetinius vidurkius šis ciklas visai kitoks. Ir prideda, kad jei nėra tikro didelio bull marketo, kaip būdavo anksčiau, vadinasi, nepasirodys ir didelios storos meškos. O gal iš tikrųjų prisijungus didiesiems investuotojams Bitcoin nebeturės 80% kritimų ir viskas baigsis korekcijom po 30% maksimum. Kaip manot? Kitas. Turėjom banką, tai laikas visų grafikui. Panagrinėkim. Sukurtas jis vieno ūkininko dar 1875 metais pagal Saulės ciklus, su prierašu, kad čia yra tikras reikalas. Išsisaugokit šią kortelę ir atidžiai stebėkite. Labai giliai į istoriją neikim, pasižiūrim mūsų laikus. Viršutinė eilutė pažymėta A raide, tai metai, kai rinkose kilo panika ir ekonominės krizės. 1999 galim pritempti .com burbulą, o mūsų galose, pamenu, buvo Rusijos finansinė krizė, kuri atsiliepė ir mums. Toliau 2019. Na, čia jau nieko priminti nereikia, puikiai pamenam, koks virusas siautė tais laikais ir kokį panišką išpardavimą matėm. Sekantis tokie baisesni metai nusimato 2035 už dešimtmečio. Turim dar nemažai laiko. Kita eilutė yra B metai. Čia yra geri laikai, kai kainos yra aukštos ir pats laikas parduoti akcijas, nekilnojamą turtą ar kokį kitą turtą. Tai bumo metai. Paskutiniai 2 kartai B metuose buvo 2007 prieš pat didžiąją krizę ir 2016. Na, 2016 metais prasidėjo kilimas, bet 2017 metais jau šaudė fejerverkai. S&P 500 indeksas išaugo apie 19%, o Dow Jones paaugo net 25%. Technologijų sektorius kilo stipriai, Nasdaq indeksas pakilo apie 28%. Bitcoinui tai buvo kosminiai metai. Nuo $1000 metų pradžioje šuolis iki beveik 20 000 metų pabaigoje. Sekantis B metai nusimato 2026. Bet kaip matom, su 16 gali būti toks plius minus vieni metai. Ir paskutiniai pačioj yra C metai. Tai sunkus laikai, kai kainos žemos ir pats metas pirkti turtą, kad vėliau jį parduotum bumo laikotarpiu. Pastarieji 2 tokie buvo 2012 ir 2023. Tikrai taip, 2012 viskas pradėjo atsigaudinėti po krizės ir nusipirkę nekilnojamo turto bet kurioj šaly po kelių metų stipriai užaugino savo investicijas. Na, o kas nebijodami žemų kainų darė Bitcoin DCA 23 metais, tai yra geram pliuse ir dabar šypsosi į ūsą. Gal be reikalo kasdien peržiūrim 10 grafikų, gal užtenka tik į saulę pažiūrėti. 2026 jau labai arti ir galėsim pasitikrinti, ar suveiks ir šį kartą šis legendinis grafikas. Jei taip, tada teks atsiprintinti ir pasikabinti virš lovos tokį plakatą. Ir pabaigai Bitcoin kalkuliatorius, skaičiuojantis, kiek liko neiškastų monetų. Kitą savaitę jau bus iškastas 20 milijoninis bitkoinas ir liks mažiau nei 1 milijonas monetų išgavimui iki pat 2140 metų. Kol kas iškasama po 450 vienetų per parą. 2028 laideliai rodysiu, kad kasam po 225 BTC per dieną,
o 2032 metais pasakosiu, kad tik po 112. Matematika čia paprasta. Na, reziumuojant matom, kad valstybės planuoja kasti ir kaupti BTC kaip rezervinį turtą. Stambus investuotojai perka ne už smulkius ir ilgam užrakina savo atsargas. M2 augimas rodo didėjantį likvidumą, kuris gali skatinti Bitcoin kilimą. Reikia tikėtis, kad tendencijų linijos pasitvirtins ir pagal senovinį grafiką šių metų gale ar kitą met apturėsim gerą vakarėlį. Taigi, jeigu ši laidelė jums patiko, nepamirštam spustelti laiko, užsiprenumeruoti kanalą, nes šiems metams turiu įdomių planų ir tikiuosi pridėti kitokio kontento prie kripto naujienų. Iš manęs šiandienai bus viskas, iki kito karto ir bye bye.